Tai pirmasis klausia Aidas Gedvilas. Ačiū posėdžio pirmininkė. Kreipsiuosi į Laisvės partijos atstovus, kaip tik po audringos kalbos. Jūs savo garsiais ir keistais pasiūlymais jau 4 metus įnešate daug sumaišties į šito Seimo darbą. O patys nepastebite signalų net iš koalicijos partnerių, kad didžioji dalis ir jų nepritarė, nes Lietuvai Stambulo konvencija visiškai nereikalinga. Jau egzistuoja pakankamas teisinis reguliavimas, kad apsaugoti tiek vaikus, tiek moteris, tiek ir vyrus nuo smurto artimoje aplinkoje. Priminsiu, kad yra priimtas apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, baudžiamojo kodekso pakeitimai, administracinių nusižengimų kodeksas ir panašiai. O galiausiai tai yra didelės nepagarbos demonstravimas Konstituciniam teismui, kuris tik dabar pradėjo nagrinėti bylą dėl Stambulo konvencijos. Ar nemanote, kad tokiu Seimo žingsniu, nežinant bylos baigties, galimas būtų traktavimas kaip spaudimas teisėjams ir jų darbui? Todėl siūlau atvesti, susikoncentruoti ties žymiai svarbesniais klausimais. Ačiū. Tai turbūt Aušrinė Armonaitė atsakys šį klausimą. Tai būtent dėl šitų priežasčių, kurias jūs išvardinot, kad yra eilė įstatymų, kurie šiandien Lietuvoje jau apsaugo moteris, atsakykite, prašau, kokia problema yra ratifikuoti Stambulo konvenciją. Kokia problema? Kokia problema? Paskaitykite jūs nors vieną kartą tą Stambulo konvenciją, kai 100 kartų čia Seime švaistote laiką, švaistote resursus ir kalbate apie tai, apie dalyką, kurio iš tikrųjų, kaip suprantu, net nesuprantate. Dar daugiau pasakysiu, šita savo veikla jūs rodote nepagarbą pačiai problemai. Moterims, kurių iš 10 8, iš 10 smurtą patiriančių asmenų Lietuvoje, 8 yra moterys, kurios yra mušamos namuose, kurios yra prievartaujamos, kurioms yra rodoma visokia kitokia nepagarba. Tai gal jūs atvieskite ir leiskite mums pabaigti darbą, kurį mes pradėjome. Ačiū. Premjerė, kaip suprantu, dar norėtų papildyti. Aš norėčiau papildyti, kadangi ponas Gedvilas čia įprastai kalba kitų žmonių vardu, tai tik tai norėčiau atkreipti dėmesį, kad Europos liaudės partijos rinkimų manifeste į Europos parlamentą yra visos ES valstybės, įskaitant ir Lietuvą, tos valstybės, kurios yra nepadariusios dar šito, raginamos ratifikuoti Stambulo konvenciją. Tai čia tam, kad nebūtų nesusipratimų. Gerai. Mindaugas Puidokas, prašau. Dėl vedimo tvarkos, tai prašyčiau atsakinėjant į klausimus Seimo nariams gerbiamos Armonaitės, neįžeidinėti kitų Seimo narių, kurie dauguma Stambulo konvencijos priėmimui nepritarė. Jie skaitė konvenciją ir įsigilino jos nuostatos ir puikiai žino, kas joje yra. Nereikia meluoti ir taip su kitais elgtis. Laikykitės kultūros.